Atliktų ūkio darbų žurnalą privalo pildyti ūkiai, kurie dalyvauja tęstinėse Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės Agrarinė aplinkosauga ir klimatas veiklose, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano ekologinės sistemos kompleksinė pievų ir šlapinių priežiūros schema veiklose, ekologinėje sistemoje, ekstensyvus šlapinių tvarkymas, intervencinėje priemonėje, laukinių paukščių apsauga už Natura 2000 teritorijos ribų ir parama Natura 2000 žemės ūkio paskirties žemėje. Atliktų ūkio darbų žurnalą privaloma užpildyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlikus ūkio darbus. Žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų sąraše pasirinkite pildyti atliktų ūkio darbų žurnalą. Jei žurnalą pildo žemės ūkio veiklos subjektas arba jo atstovas, žurnalo paieškos lange pasirinkite einamuosius metus, kuriais bus pildomas žurnalas, ir paspauskite mygtuką Ieškoti žurnalo duomenų. Jei žurnalą pildo savivaldybės darbuotojas, žurnalo paieškos lange įveskite asmens arba valdos kodą, pasirinkite einamuosius metus, kuriais pildomas žurnalas, ir paspauskite mygtuką Ieškoti žurnalo duomenų. Paspauskite mygtuką Įkelti deklaruotų laukų duomenis į žurnalą. Atvertame lange matysite pagal priemones deklaruotų laukų sąrašą, kuriame nurodytas kontrolinio žemės sklypo numeris, lauko numeris, naudmenos kodas, plotas, veiklos pavadinimas, veiklos sutartinis kodas, įkelto lauko panaudojimo skaičius. Į deklaruotų laukų sąrašą įkeliami tik pagal išvardytas priemones deklaruoti laukai. Jei deklaruotų laukų sąraše yra daug įrašų, juos galima išfiltruoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, naudmenos kodą, plotą, veiklos pavadinimą, veiklos sutartinį kodą. Deklaruotų laukų sąrašo skiltis galima rūšiuoti pagal kontrolinio žemės sklypo numerį, naudmenos kodą, plotą, veiklos pavadinimą, veiklos sutartinį kodą. Deklaruotų laukų sąraše pažymėkite lauką, kuriam įvesite duomenis apie atliktą darbą. Jei ūkio darbai buvo atlikti keliuose laukuose, šiuos laukus pažymėkite deklaruotų laukų sąraše. Pievų priežiūra. Jei pagal priemonę deklaruotą pievos lauką įsipareigota sutvarkyti, tai yra nušienauti arba nuganyti, atliktų ūkio darbų žurnale nurodykite pievos nušienavimo ir arba nuganimo, pradžios datą ir pabaigos datą. Jei nurodytų laikotarpiu nušienautas ar nuganytas mažesnis plotas nei deklaruotas, skiltyje plotas hektarais įveskite sutvarkytos, nušienautos ar nuganytos pievos plotą. Jei sutvarkytas visas pagal veiklą deklaruotas plotas, ploto įvesti nereikia. Įvedę duomenis, paspauskite mygtuką Įkelti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Daugiamečių žolių įsėjimas. Jei pagal priemonę įsipareigojote įsėti daugiametės žoles, atliktų ūkio darbų žurnale nurodykite daugiamečių žolių įsėjimo datą. Įvedę duomenis, paspauskite mygtuką Įkelti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Tarpinių pasėlių įsėjimas ir išlaikymas. Jei pagal priemonę įsipareigojote įsėti tarpinius pasėlius, atliktų ūkio darbų žurnale nurodykite tarpinių pasėlių įsėjimo datą ir paspauskite mygtuką Įkelti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Atkreipiame dėmesį, kad privalote nurodyti datą, iki kada buvo išlaikyti tarpiniai pasėliai. Lauko, kuriame įsėtas tarpinis pasėlis, eilutės dešinėje pusėje, paspaudę mygtuką Redaguoti žurnalo įrašą, atvertame lange nurodykite tarpinio pasėlio išlaikymo datą ir paspauskite mygtuką Patvirtinti arba mygtuką Uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Ražienų išlaikymas.
Jei pagal priemonę įsipareigojote nupjovę javus iki kitų metų kovo 1 dienos neaparti laukų, išlaikyti ražienas, atliktų ūkio darbų žurnale nurodykite ražienų išlaikymo datą ir paspauskite mygtuką įkelti arba mygtuką uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų įvedimą. Visi į atliktų ūkio darbų žurnalą įvesti duomenys bus rodomi lentelėje. Lentelėje pirmu eilės numeriu rodomas laukas, kurio duomenys įvesti vėliausiai. Paspaudę mygtuką redaguoti žurnalo įrašą, atliktų ūkio darbų žurnale galite patikslinti lauko duomenis. Patikslinę lauko duomenis, lango apačioje paspauskite mygtuką patvirtinti arba mygtuką uždaryti, jeigu norite atšaukti duomenų redagavimą. Paspaudę mygtuką pašalinti įrašą iš žurnalo, atliktų ūkio darbų žurnale galite ištrinti lauko duomenų eilutę. Informacinė sistema pasiteiraus, ar tikrai norite ištrinti įrašą. Atvertame lange paspauskite mygtuką gerai, jei norite įrašą ištrinti, arba mygtuką atsisakyti, jei norite trinimą atšaukti. Norėdami atsisiųsti užpildytą atliktų ūkio darbų apskaitos žurnalą į savo kompiuterį, paspauskite mygtuką eksportuoti į PDF formatą. Suformuotą failą PDF formatu galėsite išsisaugoti savo kompiuteryje. Kilus klausimų galite kreiptis Žemės ūkio duomenų centro bendruoju informacijos teikimo telefonu 85 266 0620 arba elektroninio pašto adresu pagalba@zudc.lt.